Labadiena, su jumis Grigorijo basiuvimo stilius. Šiandien parodysim jums vėlimo mašiną. Šiaip jinai labai panašiai į siuvimo mašiną, bet vis dėlto praktiškai nieko bendro jinai su siuvimo mašinu neturi, nors atrodo iš tikrųjų kaip ir siuvimo. Va čia yra įstatytos, reiškia, kiek ten adatų, gal 6 kokius adatus, vilna veltui. Nežinau kiek, tiksliai, gėda prisipažinti. Senai mes jų turim 1, 2, 3, 4, 5 adatus yra apsauga ir tiesiog tus adatus vaikšto apačioje nieko nėra. Absoliučiai ten yra dėžutės šiukšlės, kažkiek tai šiukšlių net ir yra, kažkas bandė siūti su ją. Nu va. Ir tiesiog adatus, jokių siūlų, nieko absoliučiai nereikia, jokių aptarnavimų praktiškai, galime patepti kažkiek tai su laiku, bet šiaip tai spaudžiat pedalą, ir vaikšto tus adatus iš karto ir velia vilną. Ką mes šiandien padarysim? Aš žinau, ką apie ją pasakot. Šiaip, jinai turi pozicionavimą, matot, kai jūs veliat, važiuoja mašina ir jūs paleidat ją, nori sustabdyti, tai adata visada lieka viršui. Nors yra kitokių modulių, jie gal netokios gražios, be šitų giličių, ir ten jūs pozicionuojat adatą tiesiog su rankiniu būdu. Su smegrite va čia galit pasukti ir supozicionuoti tą adatą, kad jinai būtų viršui. Kokias taisyklės, šiaip jokių ten super taisyklių nėra. Čia tiesiog pakankamai švelniai reikia stumti, kad nelaužyti tus adatus per jėgą. Ir tiesiog velti tą vilną. Aš paėmiau fetrą. Tarp kitko, labai gerai sujunginėja fetrą su fetro. Jeigu galima aplikacijos daryti iš to fetro, taip, vieną ant kito dedat ir velia tiesiog superinė. Čia šiandien buvo toks atradimas, aš apie tai nežinojau, bet pabandėm, gal aš jums tai parodysiu. Bet jeigu sujungti vieną su kitą. Aš paėmiau tokį juodą fetrą, pavyzdžiui, ir va čia balto gabaliuką. Ir dabar žiūrėkit, ką aš darau. Be vilno. Ta prasme, be tokio paprasto. Stumti po truputį. Ne per jėgą. Ir tokiu būdu jūs galite daryti aplikacijos iš to pačio fetro. Žiūrėkit, taip tai atrodo. Ta balta vilna dabar velia į tą jodą ir praktiškai kartu su medžiaga nebent surauta. Tai tokie reikalai. Ką, turiu aš projektą šiandien ir pabandysim įgyvendinti. Nežinau, ką iš to išeis. Pirmą kartą gyvenime tai darau. Jeigu ką nors išeis, tai aš jums parodysiu. Paskui. Šitą mašiną galite įsigyti pas mus. Pastoviai yra pas mus sandėlį. Turi pakankamai retą, bet stabilų paklausą. Va šitaip tai yra. Atrodo tas mano darbas. Tai gal paskui parodysiu, kaip tai, ką man pavyko. Tiesą sakant, pirmą kartą gyvenime aš tai darau. Aš manau, kad, nežinau, kad čia man pavyks, manau, kad jūs galėsit surasti YouTube labai daug tų pavyzdžių, kaip ten būtent velia, būtent tą vilną.
nes aš tiesiog norėjau parodyti jums tik tai siuvimo mašiną. Nesiuvimo, vėlimo mašiną. Principas, veikimo principas. Aš tikrai ne menininkas. Vieną kartą čia nesenai bandžiau kažkokią tai vainiką padaryti mokyklai per naujus metus. Nu, žinot, floristas iš manęs nekoks. Vis dėlto kartais siuvimo mašiną pataisyti geriau sekasi. Geriausiai tai pirmą kontūrus padaryti. Jeigu smulkios detalės, tai padaryti, susukti va tokią vamsdelę ir padaryti to kontūrų, ką jūs norit iš to išgauti. O paskui jau tą, per vidurį užpildyti. Man atrodo taip. Šiek tiek juodos spalvos neužteko. Aišku, gaila, nes čia kostiumui. O kostiumus šitam žmogui labai svarbu. Ir nežinau, ar bėgti, pirkti tos, nepirkti. Šiaip, tiesą sakant, pas vaiką paėmiau to vilną. Ir nežinau, ką daryti. Parašykit komentaruose, ar jūs atpažinot, kas čia yra toks. Turėtum atpažinti. Šiandien tiek. Su jumis buvo Grigorij ir OB siuvimo stilius. Tai puikiai vėlimo mašina, statykite laikus, dalinkitės video, nes patikėkit, vaikam, paaugliam, tai ir jum, tai manau, kad labai pravers tokią mašiną. Ir labai paprasta, nesudėtinga, labai lengvai naudotis, tai tiek. Viso gero.